This conference will now be recorded. Labas vakaras, kolegos. Sveikiname Jūs susitikime, webinare online, kuris vadinasi Etiketas ir etika mūsų profesinėme, psichologinėme ir dvasinėme darbe. Į šį susitikimą online kviečiau visus kolegas, žmonės, kurie dirba su klientais, psichologus, konsultantus, įvairių meditacinių pakraipų dėstytojus, tiesiog galbūt jūsų profesija įvardinama dar kitais būdais, galbūt tai susiję yra su medicina arba aptarnavimo sfera, bet ir labai džiaugiuosi, kad kolegos atsiliepia. Galimas dalykas, dar žmonės jungsis pakeliui. Ir šį įrašą, kuomet mūsų susitikimas baigsis, mes įdėsim į socialinius tinklus. Galbūt bus rezonansas iš žmonių, kurie nesuspėjo prisijungti gyvai. Kadangi aš šį susitikimą sušaukiau, esu Dalia Braziulytė, psichologė, egiptologė, aurosomos dėstytoja, reiki meistrė, aromaterapeutė ir daug visokių kitų dar turiu kvalifikacijų ir profesijų. Tiesiog aš šį susitikimą moderuosiu. Ir koks yra mūsų veiksmo planas? Ką tik tai mes nubalsavom, kad susitikimą pradėsim nuo trumpos meditacijos. Dabar jūs matote ekrane mane, kolegės yra įvairiausiose vietose, mieste, namuose, tiesiog kelyje. Vėliau įsijungs kameras ir mikrofonus. Ir tam, kad mes galėtume diskutuoti, dalinti savo įspūdžiais iš ramios vietos, mano kvietimas buvo pradėti nuo trumpos meditacijos. Ir tam aš kviečiau jūs pasiruošti šviesiai koralinį aurosomos pomanderį. Kodėl šviesiai koralinį? Koralinė yra bendruomenės spalva. Ir tai yra labai svarbus toksai visas procesas, dalykai. Esmė yra ta, kad žmogaus tiesiog namų aplinka, darbo aplinka, šeima sudaro tarsi visuomenės ląstelę. Ir jeigu mes įvedam tam tikrą harmoniją, meilę, tvarką į savo mikropasaulį, tos ląstelės sumuojasi ir sukuria bendruomenę, visuomenę, pasaulį, kuriame mes gyvenam. Todėl, manau, yra labai svarbu, kaip mes tvarkome savo darbuose, savo veikloje, kokius etinius principus mes, kokių principų laikomės. Ir tiesiog tokia bus ir visuomenė, kurioje mes gyvename. Taigi, su koraliniu pomanderiu mes trumpam keliausim į tokį susicentravimo pratimą. Jeigu pomanderių neturit, tiesiog įsivaizduosit spalvą. Jeigu esate namuose, savo eterinių aliejų dėžutėje galite pasižiūrėti, gal turit muskatinį šalaviją, salvijos klarėją, gal surasit mandariną, citrus retikulatą, kadangi šie eteriniai aliejai yra pomanderyje. Šviesiai koralinis pomanderis jisai atpalaiduoja stresą, įtampą, jeigu nėra problemų, tiesiog duoda tokį pilnatvės jausmą. Ir po to mes uždegsim žvakelę, sucentruosim savo energiją, nors kalbėsim apie profesinius dalykus, bet juk esam medituojantys žmonės. Bet ir po to trumpas toks susicentravimo pratimas, kurį aš vesiu, o po to jau tiesiog mes dalinsimės mikrofonu, žodžiu, ir tiesiog kolegos galės išsakyti savo nuomonę. Toks veiksmo planas. Pomanderį mes lašinam kaip visada ant kairio delno, kūnui, protui, sielai. Prisimenam, kad turim 3 esybės komponentus, patrinam rankas, padarom tokį pratimą, tiesiog pakeliam rankas į viršų, įsivaizduodami, kaip koralinis spindulys pakyla iš kairės rankos. Leidžiam jam apskristi visą pasaulį. Prisimenam, kad esam didžiulės Žemės galaktikos visatos dalis. Kol koralinė energija skrenda aplink mūsų planetą, mintyse pasiunčiam savo geriausius palinkėjimus visom būtybėm visuose išmatavimuose.
Koralinė šviesa apskrenda visą žemę, sugrįžta į dešinę ranką, mes atsiveriam priėmimui, priartinam rankas prie viršugalvio nuo galvos iki kojų, save užpilam visom trim energijom, spalva, kristalai, aromatai teka į vidų. Perbraukiam per pakaušį 3 kartus, paleidžiam visas senas programas, stresus, šokus, tiesiog paleidžiam tai, kas baigėsi, palaikom rankas ties smilkiniais ir sujungusios rankas leidžiam žemyn per kaktą, veidą, trečią akį, visą galvą užpildo koralinė šviesa, ties kaklu gerkle, rankos išsiskiria ir kiekvieną kūno aukštą mes pripildom koralinę energiją. Gerklę, širdį, krūtinę, saulės rezginį, manipūrą, pilvo haros centrą, pirmą čakrą. Pasilenkdami per rankas ir kojas atiduodam koralinių spindulių žemei. Prisimenam, kad esam žemės dalis. Priimam žemės dar daugiau dovanų, visą tai pakeliam, pasidalinam su dangumi ir 3 kartus nuo delnų į vidinę šventyklą įkvepiam koralinę spalvą ir kvapą. Labai skaniai kvepia, naudodamasi progą papurkšiu šviesiai koralinio pomanderio. Labai tikiuosi, kad namuose turit šitą nuostabų aromatą. Su pomanderiu galima akimirksniu pakeisti atmosferą, kur bebūtume. Namuose, darbe, mašinai. Na ir kaip visuomet uždegsime žvakelę mūsų susitikimo tiesiog ženklan. Visuomet, kai susirinkdavo žmonės senovėje ir uždegdavo žvakelę, tai reikšdavo bendruomenę. Ir kuomet mes sėdėm aplink bendrą ugnį, kaip apie senovės deivės Vestos arba Gabijos ugnį, tai reiškia, kad tu ir aš vieno kraujo. Visi mes esam šviesos kibirkštėlės, kurios keliauja per savo gyvenimus, bet būna tokie momentai, kai tos šviesos kibirkštėlės gali sukurti šviesos ratą. Degu žvakelę. Štai. Žvakelė dega, dedu už savęs. Ir trumpai mes susicentruosim. Aš dabar nusiimu ausines ir per didįjį kompiuterį truputėlį keliom akimirkom užstatysiu muzikėlę meditacinę. Ir tiesiog leidžiam savo patogiau atsisėsti. Stuburas tiesus, akys užmerktos. Keletą kartų giliai įkvepiam, iškvepiam. Galbūt per dieną susikaupia įtampa, nuovargis, stresas. Visą tai surenkam ir išleidžiam. Galbūt kūno nuovargis, galbūt darbinės mintis, kažkokios buitinės asociacijos, įsisiūbavę jausmai, visą tai tiesiog paleidžiam su iškvėpimu. Ir su kiekvienu nauju įkvėpimu kartu su oru į vidų pakviečiam šviesiai koralinę spalvą. Koralinė spalva gali būti persikinė rožinė, primenanti odos spalvą, arba ryški koralinė kaip aguonų raudonumas. Mes leidžiam švelniai pasteliniai koraliniai spalvai pripildyti mūsų plaučius, širdį, krūtinės ląstą. Koralinė spalva turi ypatingą gebėjimą
paleisti įtampas, ypatingai kažkokius tai dvasinius sukrėtimus, tai kas susiję su bendruomene, šeima, mums svarbiausiais žmonėmis. Mes tiesiog įsivaizduojam, kaip koralinė energija vienu metu mūsų kūne kyla į viršų ir leidžiasi į apačią. Koralinė energija pripildo krūtinės ląstą iš priekio, šonų, nugaros. Tuo pačiu metu leidžiasi į saulės rezginį, per diafragmą leidžiasi žemyn. Koralinė energija kyla dar aukščiau į mūsų kaklą, į gerklę. Leidžiasi į apačią, į charos centrą, pilvo apačią. Koralinė energija kyla į viršutinės čakras, pripildo veidą, galvą, trečią akį, viršugalvį. Ir tuo pačiu metu leidžiasi į apačią, į charos centrą, pirmą čakrą, muladharą. Leidžiam koraliniai spalvai tekėti per mūsų kojas, rankas, per visą esybę. Leidžiam koraliniai spalvai pripildyti mūsų kaulus, sąnarius, stuburą, minkštuosius audinius, kiekvieną kūno ląstelę. Koralinė šviesa pripildžiusi mus, po truputėlį liejasi į mūsų auros lauką. Apvalo mūsų informacijos lauką nuo įtampos, nuovargio, streso, negatyvo. Atsipalaidavę koralinėje spalvoje, užduodam savo viduje keletą klausimų. Ką jūs vadinate savo bendruomenę? Kokius žmonės jūs vadinate bendraminčiais, bendražygiais? Kokie žmonės sudaro jūsų klientų ratą? Kokia yra ta grupė žmonių, kurią galima būtų pavadinti mūsų referentinė grupė? Žmonės, kurie mums yra svarbus. Žmonės, kurių nuomonė mums yra svarbi. Galbūt į galvą ateis konkretus žmonės, grupės, situacijos, galbūt tiesiog savybės, vertybės. Leisdamas koraliniai spalvai tekėti per save, mes pasiunčiam tai savo referentiniai grupiai, bendruomeniai, koralinės šviesos spindulėlį. Koralinė spalva mums primena, kad jei mes sugebam susišnekėti, sukurti harmoningus santykius savo mikropasaulyje, galbūt tai yra šeima, galbūt tai yra draugų ratas, galbūt tai yra profesinė bendruomenė. Tuomet viename lopinėlyje pasaulyje harmonijos ir šviesos yra jau daugiau. Ir jei visi žmonės padarytų tą patį, jei visos tos bendruomenės ir ląstelės susijungtų, tikriausiai mes gyventume
nuostabiam, stebuklingam, idealiam pasauliui. Išlaikydamas viduje tą mintį, kad nuo mūsų daug kas priklauso. Mes vėl atkreipiam dėmesį į kvėpavimą, įkvėpimą, iškvėpimą dabar. Atkreipkite dėmesį į savo brangų kūnelį. Ir su įkvėpimu ir iškvėpimu, kuris pasirodys tinkamas, po truputėlį sugrįžtam ir atsimerkiam. Tai štai ir kviesiu kolegės įsijungti, nežinau kaip mes darom, ar įsijungiam mikrofoną ir kamerą tada, kai kalbam, galbūt taip netgi būtų ir patogiau, kaip manote. Aš manyčiau, kad galbūt taip ir darom, naudodamasis savo kaip vedančiosios teise. Galbūt tada tiesiog, kad neužimti viso ekrano, kad geriau viskas įsirašytų. Tas žmogus, kuris kalbės, dalinsis, įsijungs mikrofoną ir kamerą. Ir šiandieną mūsų susitikimo tikslas yra etika ir bendravimo dalykai, etiketas, būtent mūsų profesijoje, darbe, psichologiniai, dvasiniai praktikoje arba kitoj praktikoje, su kuria jūs esate susiję. Kol galvojat, ką pasakysit, aš tiesiog noriu pasakyti, kokia buvo priežastis, kodėl ėmiausi šios iniciatyvos. Labai džiaugiuosi, kad jūs į ją atsiliepėt. Visai neseniai, kelių savaičių bėgyje, mano darbe pasikartojo ta pati situacija. Galima būtų bangų nekelti, bet ta situacija iš tikrųjų mane labai užkabino. Ir tie keli pasikartoja atvejai per trumpą laiką, aišku, jie būna ne vienatiniai mano darbe, pasitaikė, aišku, ir anksčiau, mane labai suneramino. Ir aš pagalvojau, kad reikia apie tai kalbėti dabar, nelaukti, kol tos, galbūt smulkmenos susikaups į kažkokį tai didelį kamolį, kaip sniego kamolį, ir ta lavina mus pritrenks, sutraiškės ir jau nebebus nieko galima keisti. Tai va. Kokia buvo ta situacija? Aš gal tada pradėsiu nuo savo kelių tokių temų, kurias noriu iškelti. Pradžioje mes tiesiog kalbėsim apie tai, su kokiom problemom mes susiduriam savo darbe, paskui ieškosim, kokie gali būti sprendimai, galbūt kūrybinės idėjos, ką čia galim padaryti. Situacija yra tokia, kad dalis mano darbo yra seminarų vedimas, webinarų vedimas. Ir į šitos renginius žmonės užsirašo, yra didelis mano klausytojų ratas, vis būna nauji žmonės užsirašo. Ir po reklaminę tiesiog medžiaga visą laiką būna koordinatės, žmonės rašo elektroninį laišką arba asmeninę žinutę per Facebooko messengerį, kartais SMS žinutę, jeigu randa telefoną arba kartais skambina. Ir kuomet planuoja dalyvauti, tiesiog praneša. Tas jūsų laiškas ar žinutė, kad jūs ketinate dalyvauti seminare, man yra kaip įstatymas. Nes mano klientų norai, pageidavimai yra labai svarbi mano darbo dalis. Ir gavusi jūsų paraišką, aš iš karto pirmą progą siunčiu jums registracijos informaciją. Galėčiau tą registracijos informaciją padalinti į keletą etapų. Tai sveiko proto žmogus, verslininkas darytų taip. Gaunu paraišką, kad tam tikras žmogus planuoja dalyvauti webinare. Aš nusiunčiu registracijos laišką su savo banko duomenimis, kur yra nurodyta suma, kurią
kurią reikia pravesti, sakysim, vieno vakaro 3-4 valandų seminaras dažniausiai kainuoja 30 eurų. Ir žmogus perveda pinigėlius. Kai tas pinigėlis įkrinta į banką, aš tada siunčiu kitą laišką, kuriame jau siunčiu prisijungimo duomenis prie to webinaro. Iš tikrųjų, dažnai būna kolegos užsirašo paskutinę akimirką ir nebėra laiko laukti, kol įkris pinigėlis ir vėl, kol aš parašysiu tą kitą laišką, jeigu aš laikysiuos šito protokolo, tai yra įtarėjai, nepasitikėsiu žmonėmis, gal jie tiesiog užsirašė ir nedalyvau, užsirašė ir neapmokės, tada aš sugaišiu labai daug laiko, žmogus nespės į seminarą, jis spės tik tai peržiūrėti įrašą ir aš dažniausiai tą procedūrą trumpinu, aš pasitikiu žmonėmis, iš tikrųjų seminarų vedimas, turbūt aš pradėjau tą visą dalyką Lietuvoje, kai tai dar visiškai nebuvo mada, tai buvo dar pirmieji žingsniai, dar turbūt dar net 2000 metų nebuvo, dar anksčiau. Ir per visą mano gyvenimą buvo, aišku, keletas kartų, kai žmonės mane nuvylė, netgi pasinaudojo tuo pasitikėjimą, apgavo, bet tai nėra dauguma. Ir gyventi su paranoja ir įtarti kiekvieną žmogų klasta. Aš tiesiog renkuosi gyventi kitaip, aš renkuosi pasitikėti jumis ir tiesiog aš pati nevagiu ir neapgaudinėju, dažniausiai laikausi savo žodžio. Ir visą laiką manau, kad žmogus kitame laido ar ekrano ar kompiuterio gale yra lygiai toks pats. Tai bet žmogus gauna tiesiog registracijos laišką su visa informacija, prisijungimo duomenimis ir kai renginys įvyksta, gauna įrašą apie tą seminarą. Kartais, nors visą laiką rašau, kad apmokėjimas turi būti atliktas iki seminaro, renginio, tai yra savaime suprantamas dalykas, juk kai einam į parduotuvę, už prekę mokam iš karto, kai norim ją įsigyti, o ne tada, kai parsinešam namo ir panaudojam. Pavyzdžiui, jūs einate į parduotuvę pirkti pieną, nusiperkat pieno butelį, užmokat ir parduotuvė neįdomu, ar jūs tą pieną gersit, kada gersit, įsivaizduokit, jeigu jūs ateisit į parduotuvę ir sakysit, atsimkit savo pieną, aš jo nesunaudoju. Pardavėja, apsaugininkas tiesiog pasijuoks iš jūsų. Bet ezoteriniam dvasiniam pasauliu žmonės taip daro. Ir grįžtu prie mūsų situacijos. Praėjo seminaras, aš nusiunčiau, visą tą informaciją, pasiteirauju žmogaus, ar jūs pervedėte pinigėlį. Gaunu tokį atsainų atsakymą, tai dar labai gerai, kad gaunu atsakymą, būna, kad ir net negaunu atsakymą. Gaunu atsakymą, ačiū, nepervedžiau pinigėlio, dalyvausiu jūsų renginy kada nors kitą kartą. Ir žmogus pagalvojo, kad pasielgė labai netgi mandagiai, kadangi man atsakė. Įsivaizduokit, iš tikrųjų, kokia tai yra būsena. Aš žinau, kad kolegos turbūt dažniausiai šitoj vietoj viduj įsižeidžia, numoja ranka, nenori kelti bangų, pykti su klientais, bet iš tikrųjų bėgant metam aš priėjau tokios išvados, kad prieš dalyvaujant psichologiniam arba to labiau dvasiniam seminare, žmogus visų pirma turi išmokti elementaraus dalykinio bendravimo etiketo ir etikos dalykų. Ir jeigu šitaip žmogus drįsta, gaišindamas lektoriaus mokytojo laiką, užsirašyti ir paskui pakeičia nuomonę, nepraneša, galima, aišku, registraciją atšaukti, jeigu tai yra iš anksto, visko atsitinka force majeure, aš kalbu ne apie tai, aš kalbu apie žmonės, kurie užsirašo, neužmoka. Tiesiog aš sugaištu savo laiką, energiją, kartais nusiunčiu netgi seminaro įrašą, galbūt žmogus tuo pasinaudoja, galbūt nepasinaudoja, aš jau į tuos dalykus kaip ir nesigilinu ir tai tampa bendra praktika.
Šitaip elgėsi, galbūt sakysit, žmogus neatsakingas, atsitiktinis, bet tos dvi damos, kurios šitaip pasielgė paskutinius 2 kartus, yra žmonės, kuriuos aš pažįstu. Galbūt sakysit, tai yra finansinė problema, tikrai ne. Viena iš tų moterų, jinai prekiauja žemės ūkio techniką, pardavinėja traktorius. Kita iš tų moterų yra mano klientė, kuri yra buvus konsultacijoje. Manau, kad jai labai patiko tas seansas, buvo dėkinga, ištraksėjo visą patenkinta ir pirmą kartą sugalvojo dalyvauti šitokiu nevykusiu būdu webinare. Kurį laiką aš tiesiog prarydavau tą situaciją, viduj, aišku, bambėdavau, burbėdavau, bet tiesiog nusprendžiau daugiau tokių dalykų netoleruoti. Jeigu žmogus šitai pasielgia, aš tiesiog išsiunčiu laišką su paaiškinimu apie tai, kad paraiška dalyvauti webinare jau yra registracija ir ar žmogus dalyvaus ar nedalyvaus, tai yra žmogaus asmeninis reikalas, ar žiūrės įrašą, bet žmogus privalo susimokėti už tą paraišką, kadangi aš į tai įdėjau jau savo laiką. Kartais į tą darbą būna įtrauktas webmasteris, kompiuteristas, kuriam aš tiesiog moku už jo darbo valandas. Taip, kad pasakyti, sorry, aš apsigalvojau, arba ten mane pakvietė į kiną, ar man kilo kažkokios kitos šaunios mintis, bet kaip ir užsirašius jau nebegalima. Kai žmogus gauna tą laišką, laiškas yra griežtas, jau su įsipareigojimais ir atsakomybėm, priminimais, bet paprastai mano klausytojai patiria šoką. Viena iš tų damų, kuomet aš visgi jos paprašiau apmokėti už renginius, už kuriuos jinai užsirašė ir gavo įrašą, nors prisiekinėjo, kad nežiūrėjo, bet tiesiog aš kaip ir primiktinai priminiau, kad tiesiog, kadangi jinai užsirašė, tai turi ir apmokėti. Jinai, reiškia, parašė, kad taip jau tuos pinigus jinai permes, bet mums yra tikrai nepakeliui, su kuo aš sutinku. Vadinasi, jeigu tu pareikalauji savo atlyginimo, tai jau yra nepakeliui. Kita moteris pasakė, kad jos nervų sistema neatlaikys tokio mano griežtumo, bet kad tiesiog jai pasidarė silpna tą laišką gavus. Įdomu, jeigu parduotuvėje paimtum prekę ir išeitum už ją nesumokėjus ir kaip tave pagauna sargas, pasakai, kad jūsų nervai neatlaikys, jeigu dabar jūs bauduos. Įdomu, ar tai įtikintų policiją arba apsaugininkus. Tai ką aš noriu pasakyti, tas infantilizmas, neatsakingumas labai mane skaudina. Kada vedu seminarus ir konsultacijas, aš dalinuosi dešimtmečiais savo darbo, praktikos ir profesinę kvalifikaciją. Tam, kad galėčiau daryti tai, ką darau dabar, man reikėjo nueiti ilgą gyvenimo kelią, nukeliauti labai tolimą šalis per negaliu. Mano išsilavinimas kainavo labai didelius pinigus. Ir aš tai gerbiu ir vertinu. Ir todėl jūs ateinate pas mane tuomet, kai nežinote, ką daryti arba kai norite kažko ekskliuzyvinio. Bet jeigu žmogus šitaip nepagarbiai elgiasi, energija neteka. Lygiai taip pat kaip šeimoje, jeigu, sakysim, vaikas pjauna mamai į širdį arba į veidą, mama yra kaip autoritetas, jin yra aukštesnė sistemiškai, vaikas yra žemesnis, mama duoda, vaikas ima, arba, sakysim, terapeutas ir klientas, irgi vienas duoda, kitas ima, nors yra dalinimasis į abi pusės, bet jeigu nėra pagarbos, energija niekaip negali tekėti. Taip, ir tiesiog dėl to nusprendžiau pakalbinti jūs. Turiu visą sąrašą įvairiausių situacijų, kurios būna mano darbe, bet nenoriu užimti viso eterio, tai tiesiog pradedu nuo šitos situacijos, perduosiu jums dabar mikrofoną ir klausimas mano, ar jūsų darbe pasitaiko kažko panašaus. Ir pirmiausiai metam į bendrą ratą tiesiog tuos tokius sudėtingus dalykus, ko jūs norėtumėte pasidalinti. Kas merginas perimat mikrofoną? Galiu aš, jeigu. Taip. Pas mane būdavo tokių, kadangi aš dirbau
salone pagrinde, tai būdavo tokių, kad klientas užsirašo ir tiesiog jisai neateina. Čia jau fiziškas toksai užsirašo masažui ir neateina. Tai iš tikrųjų būdavo labai gaila, nes ta vieta fiziškai būtų buvus skirta kitam žmogui. Ir vienas dalykas, kitas žmogus būtų gavęs naudą ir kitas dalykas, aš būčiau gavus savo pinigus, nes tai yra irgi ir nuoma, ir mano darbo laikas, ir elektra, ir visa kita, o ta valanda jau jinai gaunasi tuščia. Kas liečia internetinių tokių, pas mane kažkaip nelabai buvo, nes aš nelabai daug jų ir turėjau, bet įvedžiau keletą tokių retrytų Airijoj, tai irgi pasako ir neateina, ir paskui jau labai griežtai mes darėm, kad pasiimam už registraciją pasiimam depozitą, kad tikrai žinoti, kad tavo vieta yra užimta. Tai vat mano tokie pasidalinimai. Perduodu žodį kažkam tai kitam. Iš tikrųjų, man tai gal sudėtinga sakyti, nes aš nevedu kažkokių tokių tiesiogiai su klientais. Mano ratas yra daugiau gal ūkininkų, jeigu taip toksai bendravimas arba kažkokių ten renginių organizavimas, kas liečia tom temom, vadinkim, ar seminarų. Tai aš kažkaip nežinau, labai pasitikiu turbūt, gal gyvenime nesu taip stipriai ir nudegus. Labai suprantu jūs iš verslo pusės, bet turėjau tokią patirtį, yra tekę būti vienuolyne ir ten yra vienuolyne, tiesiog, kiek tu nori, tiek tu palieki pinigų, kaip tu, ta prasme, kiek tau širdis. Ir aš tada labai diskutavau su vienuolėm ir aš klausiu, sakau, palaukit, bet ar jums apsimoka, nes jūs priimat, jūs apgyvendinat, jūs maitinat. Ir tada buvo sakyti, žinot, sakom, mūsų šita praktika yra taip pasitvirtinus, kad mes surenkam dar daugiau. Nes kažkas negali mokėti, kažkas gali daugiau sumokėti. Ir kiekvienam, kai tu palieki tarsi tokiai sąžiniai, vėlgi, kas kalba, galbūt aš kalbėčiau apie tos dvasinės, gal praktikas ar dvasinius dalykus. Ir va čia taip ir susidaro, kad net nežinau, kuris variantas būtų teisingas. Iš seminarų mokymų, tokių kaip galbūt specifinių mokymų, tai belieka turbūt tik tai ieškoti įrankių. Aš taip galvoju, nes, irgi susidūrus, kada tiesiog perki kaip mokymą, aš nežinau tik tai kokiose, ten platformose yra padaryta. Nesumokėjai, tai viskas, nei tau kažkas tai atsiųs prisijungimo, nei tau kas nors ką nors paduos, įeini kaip ten kokią internete, kaip prekę nusipirki tą mokymą. Ir viskas. Ir aš nežinau, kiek tai laikė, tikrai nesu bandžius. Tai galvoju, tuos klientus tada belieka tik tai taip valdyti, jeigu jie patys nesąmoningi. Galbūt visą laiką man kyla klausimas, kada versle viskas paprasta, bet kai reikia suderinti, atrodo, tą tokį dvasinį, energetinį ir neapčiuopiamą, kaip čia daiktą, prekę, nežinau net kaip įvardinti. Neteisinga būtų taip vardinti. Tada ir tie pinigai žmonėm gal nedaeina, nežinau kas yra. Nes tikrai yra susidūrę ir galbūt ir kitas, kaip jūs sakot, pinigai, laikas ir didi pastangas ir žmonių abejingumas, kartais irgi verčia, kaip sakyti, man tai asmeniškai muša per energetiką. Tai kol kas, nežinau, tiek, galbūt kažką dar kils minčių kažkokių. Labai ačiū. Irena, gal norėtumėt pasisakyti? Aš galiu
kalbėti, kadangi aš esu Dalytės mokinė ir trenerė pabaigusi 7 metais. Tai nuo 2000 iki 7 metų aš keliavau per Reikį. Ir aišku, tada, kai tapau trenerė, aš irgi pradėjau organizuoti tas grupes ir aš labai Dalytę gerai suprantu. Iš tikrųjų, žmonės pasuka į šitą kelią mes visi atėjom iš to paties kelio. Bet kiekvieną savo dvasingumą suprantam kitaip. Žmonės atėję iš įvairiausių sričių ir jų pažiūros į tą dvasingumą yra kiekvieno kitoks. Kadangi pradirbau medicinoje visą gyvenimą ir ten mums vanojo šonus iš visų pusių ir net nežinojai nei už ką gauni, nei ką nors, tai, žinokit, galbūt įpratau ir supratau, kad mūsų visuomeniai dar visai labai reikia ne televizoriui žiūrėti, bet tas knygas skaityti visai kitokias. Ar paskaitas lankyti, ar vėl. Aš dabar jau pabaigusi ir kai keliauju šituo keliu, esu iš Anykščių, tai žinokit, mūsų čia yra daug grupelių, bet jos visos prasideda, tai tas grupelės įsijungti, tai lygiai tas pats, kaip vėl į 1 klasę ir vėl taip pradinukė, iš kurios neišeisi. Todėl aš vėl sugrįžau pas Dalytę, labai patenkinta Eurosoma, kur pas mane buvo plyšiai visur, jie dabar užsipildo. Ir aš žinau, kad aš pati kaip reikistė, gidovė, hilerė, kur nuvažiavau iki Filipinų, kad dar vis suprasčiau labiau, kas tai yra energetika, nes skaitau, kad Filipinai tai išlaikė visas žinias nuo pat Lemurijos laikų ir ten vyriausybės tie vyrai yra užaugę jau ant tų pamatų ir jie neskaito, kad čia yra bobučių nusišnekėjimas, kai pas mum yra šitaip kalbama, tai kas man dabar širdį labiausiai stovi. Šitiem žmonės mokysis, jie po truputį žengs į priekį. Bet kad mūsų grupė, kurią galima būtų atrasti ir kur aš su mielu noru eičiau, jinai vis didėtų ir didėtų, kad tai yra mano grupė ir kurioj labai man gera. Aš, žinokit, man dabar šią savaitę net šovė tokia mintis, kad tie Eurosoma, kurie studijuoja, kad, kažkaip tai mes tą Eurosomą pradėtumėm platinti ir galvoju, tokias skrybėlės gražias, iš 2 spalvų, kažkaip užsisakyti, kad kas pasiūtų ir kad galėtume pradėti nešioti. Jum visom juokas jums, bet aš kai buvau Indijoje ir ten yra Vienybės universitetas, aš atsivežiau lietsargį baltą ir ant jo yra parašyta vienu žodžiu, Vienybės universitetas ir ta šventykla jų jau, kur per visą pasaulį keliauja, irgi taip pat įdėta piešinys. Ir visiškai faina, kai karštą vasarą aš su tuo lietsargiu ir keliauju po Anykščius. Čia šitie... Suprantu, Irena, jūs kalbate apie tą, kaip suburt bendruomenę, čia tokia kaip reklama jo, bet tiesiog kaip mums atpažinti vienas kitą. Pagal lietsargį, pagal skrybelę, senovėj turbūt pagal stačią kepurę, kur nešiojo raganas. Jo, suprantu tą norą. Bet grįžtant prie situacijų, klientų, studentų, tiesiog ką dar galėtumėt pasakyti iš savo darbo, tiesiog kas jūs neramina? Taip, ir pas mane lygiai ateidavo tie klientai,
Ir jie gali ir vėluoti, ir pusę valandos, ir ateiti, ir neateit būdavo, bet aš pradėjau juos, va taip savotiškai perauklėti. Praėjo 5 minutės, 2 valandą turi ateiti, praėjo 5 minutės, aš skambinu. A kodėl tu neatėjai, pamiršai? Oi, tai kirpyklai sėdžiu, tai vėl kažką darau, tai vėl. Sakau, palaukit, bet tai tada perregistruojam kitai dienai. Sakau, jau aš turiu klientą kitą ir pasikviečiu kitą. Arba nieko nepasikviečiu, pati namus tvarkau. Ir pradėjo žmonės kažkaip truputį va taip ateina, arba jau vėluoja ten kelias, jau mato, kad vėluos, jie man tiesiog paskambina ir viskas. Kad aš vėluosiu, gerai, sakau, vėluok. Sakau, viskas tavo sąskaita, laikas bus trumpesnis. Tai pas mane žmonės persiauklėjo, va taip ramiai perauklėjau aš juos. Nu, o dėl paties žodžio reiki, buvau įsikūrusi kabinetą viešbutį ir ant lango tiesiog parašiau reiki. Nu, ten gražiai buvo parašyta viskas, ten ne taip, kad aš savo ranką parašiau, dirbo, kas mokėjo. Ir girdžiu, eina pro langą ir sako, nu kas čia tas reiki, galvoju jaunimėlį, va atsiversk internete, pasižiūrėk, kas yra reiki ir žinosi. Nu, tiesiog va tokią reklamą daviau, nes tą kabinetą, žinokit, galima net oficialiai įsikurti reiki. Nu, aš nuėjau kaip masažai, bet masažai man truko, kad masažai įsikurti, bet masažai man truko, buvo pertrauka padaryta ir visi jau tie mano popieriukai, jau reikia vėl kursą lankyti, vėl viskas. Tai aš tais metais įstojau į Elektrėnų masažo mokyklą ir mokiausi, o mano lange buvo reiki. Ir paskui nebepakeičiau. Ir masažą, kai pabaigiau, vis tiek mano lange buvo reiki pirmam aukšte ir labai visiems badė akis tokios anykščios, bet jis kabėjo ir viskas. Tai va taip, o šiaip tai iš pradžių viską girdėjau ir sakydavo, čia tavo pačios kūno energija, čia viskas, nu tiek buvo visko priplėpėta ir labiausiai ne aš pati reaguodavau namuose, bet kai išgirzdavo mano vyras arba vaikai, kad apie mamą kažkokias nesąmonės šneka. O sunkiausia būdavo atlaikyti savo darbę gydytojų šaipimąsi pastovų. Jo. Suprantu, Irena, labai ačiū už pasidalinimą. Jeigu dar kažkokių tai bus minčių, tiesiog duokit ženklą. Aš manau, kad galbūt dar ratą tokį va taip einam, galbūt merginos, kurios dalyvauja, dar kažką tai tokio sugalvojat. Aš turiu visą sąrašą, va, susirašiusi, tai tiesiog tos dalykus vat ir pasakysiu, galbūt tai rezonuos su jūsų patirtim. Kai prašiau pakvietime į šį susitikimą, per trumpą laiką labai pasikeitė laikai ir visa technologinė bazė, kurioje mes dirbam. Anksčiau į pakvietimus, renginius siųsdavau popieriniuose laiškuose. Būdavo kai kurių dalyvių vaikai, tai prisimenu iki šiol, jie jau užaugo, sakysim, ateina į pašto dėžutę ir randa laišką gražų, kokį nors spalvotą, ir jie pagal kvapą žino, kad laiškas yra nuo manęs, nes tuos laiškus popierinius aš kvepindavau. Na ir vykdavo seminarai. Dabar, aišku, yra kompiuteriai, yra elektronikos dalykai, bet tas faktas, kad kiekvienoje rankoje mes dabar turim po telefoną, planšetę arba stacionarų kompiuterį arba ten kokį nors laptopą, nereiškia, kad žmonės savo viduje etikos prasme pasivijo tas technologijas arba pritaikė kažkokią etiką jiems. Be abejo, etika yra, bet retas žmogus apie tai susimąsto ir žino, ką aš turiu galvoje. Dvasinės praktikos, ar tai būtų psichoterapija, psichologija, meditacija, ar tai būtų reiki, ar dar kažkokie tai užsiėmimai, visa tai vyksta pasaulyje, kuris vadinasi sanctus.
tai yra sakralinis pasaulis. Apie tai kalbėjo Karlas Gustavas Jungas, šveicarų psichologas, vakarų psichologijos tėvas. Ir tam, kad mes įeitume į tą pasaulį, reikia atlikti tam tikrus ritualus, reikia susistyguoti. Lygiai taip pat, kaip kiekvieną kartą pradėdamas užsiėmimą, net ir šį susitikimą, mes naudojam pamandirį, žvakelę, akimirką kitą susikaupiam, susicentruojam ir tada per tą nuramintą vidinę būseną, per sulėtintą laiką, mes įeinam jau į sielos dvasios išmatavimą. Taip neišeina, kad kepiau kotletus, plest ant taburetės, o dabar aš pamedituosiu arba vairuoju mašiną ir tuo pačiu metu aš esu kažkokiam sakraliniam pasauliu. Tie dalykai nepasikeitė, nors yra labai daug visokiausių elektroninių devaisų. Tai vat, kuomet mes gyvenam tiesiog buitinį gyvenimą, kažkokie darbiniai reikalai, šeimyniniai dalykai, judėjimas po pasaulį, mes esam pasaulyje profanus, tai yra buitinis pasaulis, jis niekiek neblogesnis, jis yra labai reikalingas, o dvasios virsmai vyksta pasaulyje sanctus, tai yra sakraliniam pasaulyje. Kodėl aš apie tai kalbu? Už tai, kad žmonės dalyvaudami webinaruose, seminaruose to nėra, nes jau tada visiems viską paaiškinu ir kitos išeities nėra. Bet kiekvieno webinaro nepradėsi nuo paskaitos apie tai. Už tai dabar pasakoju jums visą šitą kontekstą ir įvadą. Ir žmonės įsivaizduoja, kad jeigu turi šalia telefoną arba planšetę, tai gali vienu metu daryti daug darbų. Jeigu tai yra seminaras, nežinau, apie valgio gamybą arba, nežinau, kaip atlikti remontą arba dar kažkokie tai lifehackai, reiškia tokie, praktiški dalykai iš buitinio pasaulio, galbūt ir galima kepant kotletus klausyti. Nors, jeigu aš pati vertinčiau tokį webinarą, seminarą, aš sustočiau, pasiimčiau savo sąsiuvinį, rašiklį ir, kaip Violeta sakė, vienu metu dirbčiau tik tai vieną darbą. Ir tada iš tikrųjų suprasčiau, apie ką buvo ta paskaita arba užsiėmimas. Ką jau kalbėti apie sudėtingus dalykus, kaip pavyzdžiui spalvų psichologija, arba sisteminė šeimos terapija, arba taro arkanai. Ir neseniai patyriau tokį šoką, vedžiau seminarą, įvadinį nemokamą seminarą, apie nemokamus seminarus pasisakysiu atskirai, vedžiau įvadinį nemokamą seminarą apie mažuosius taro arkanus. Buvo nemaža auditorija ir tiesiog, ar tai buvo įvadinis apie reikia, atsiprašau. Bet ir aš atsimenu, tai jo su ašarom akyse pasakojo apie senuosius Japonijos reiki meistrus ir staiga netyčia matomai pas vieną klausytoją įsijungia mikrofonas ir mes visi apie 50 klausytojų girdim moters balsą iš užsienio: atnešk bulvių. Jinai, aišku, netyčia paspaudė, visko gyvenime būna, bet tas faktas apvertė mano viduje viską. Atsimenat, Mikausui gyvenime buvo atvejis, kuomet jisai visą dieną darė reiki, manė, kad daro labai gerą darbą, vakare išėjo įkvėpti gryno oro, pamatė prie durų sėdinti pažįstamą žmogų, visiškai nupiepusi, pasiligojus, ir paklausė, ką tu čia veiki. Žmogus pasakė, tu mane kažkada pagydei, davei reiki, bet per sunkus tas gyvenimas, ir aš vėl sugrįžtu pas tave. Ir Mikausui tada ėjo į savo namelį, 3 paras neišėjo ir galvojo iš tikrųjų, ką tai reiškia, kodėl reikia metodas šitam žmogui pasireiškia tokiu būdu. Tai aš turbūt irgi panašiai jaučiausi tą akimirką, vesdama nemokamą seminarą apie reiki. Ir šitą atnešk bulvą. Bet tai buvo gera situacija, jinai paskatino mane mąstyti apie tai. Ir aš dabar tiesiog noriu išdėstyti savo labai griežtą požiūrį. tą požiūrį aš galiu pagrįsti, tiesiog argumentuoti savo nuomonę, tai nėra emocija arba kažkoks tai toksai greitas dalykas. Kaip žinote, aš esu psichologė, egiptologė, istorikė, ir žinau visokiausius sisteminius dalykus, tai kalbu iš tokios erdvės.
Nors žmogus gali būti multitaskingas, nors mes galim vienu metu daryti keletą darbų, ypatingai moteris gali. Tačiau manau, kad tai būna iš sunkaus gyvenimo, kada moteris, pavyzdžiui, yra jauna ir augina vaikus, reikia ir valgyti padaryti, ir kambarį sutvarkyti, ir ten, nežinau, dar galbūt prie profesinių dalykų prišokti, ir gal dar savo sielą pasirūpinti, kokią knygą paskaityti, kol vaikas miega. Tada be abejo, tas multitaskingas arba daugelio darbų darimas, jisai pasitvirtina. Bet šitaip gali draskytis, dirbdama tik tai banalius buitinius dalykus. Kokybiško mokymosi arba kokybiškos veiklos iš tikrųjų jau išgyvenant tokį stresą žmogus nepatirs. Taigi multitaskingas yra tiesiog bandymas persiplėšti, vienu metu atsisėsti ant kelių kėdžių su vienu užpakaliu arba judėti keliom kryptimis iš karto ir kartais mums tai pavyksta. Bet kuomet mes kalbam apie sakralinį pasaulį, čia šitas fenomenas multitaskingo yra netaikytinas, kadangi yra dalykų, į ką mes turim nukreipti visą savo dėmesį. Kokia meditacija gali būti, jeigu jūs klausot, pavyzdžiui, mano seminarą vairuodamas mašiną? Tai toj vietoje jūs galite užsimušti, užmušti kitus, arba greičiausiai tą meditaciją jūs tada, galvodamas apie saugumą, persukat ir toliau klausot teorinę dalį. Jeigu, pavyzdžiui, tai yra paskaita apie mažuosius taro arkanus, taip, jūs išklausysit teorinę dalį, kiek jūs iš to prisiminsit, kai pro šalį lekia stulpai, nėra su kuo rašyti ir jokių galimybių, ir jūs negalite įeiti savo asmeninį procesą, jeigu jūs apsiverksit prie vairo, nes, sakysim, kažkuris arkanas giliai jūs užkabino, jūs nedavažiuosit iki namų ir sukelsit sudėtingą situaciją. Štai dar nuo senų laikų ant relaksacinės muzikos, kompaktinių diskų arba kažkokių įrašų būdavo rašoma, negalima klausyti vairuojant automobilį arba atliekant dėmesio reikalaujantį darbą, kad žmogus nenukristų, nesusižeistų ir neprisidarytų dar kažko tai. Kažkada, kai atsirado visokios audio knygos ir seminarai, aš turbūt viena pirmųjų į tai šokau ir galvoju, kaip šaunu, žinote, amerikoniški visokie promotionai, reklamos, kad kiek laiko jūs praleidžiate automobilį. Įsivaizduokite, jeigu visą laiką mokytumėtės, kiek daug jūs per tą laiką išmokysit, uždeganti kažkokio tai žmogaus asmeninį istoriją, kaip jisai viską išmoko, vairuodamas automobilį per kamščius. Aš irgi prisipirkau tų diskų, klausiau ne vieną kartą. Sąžiningai, iš to, ką aš klausiau vairuodama, aš neprisimenu nieko. Pirmas dalykas, tai turbūt dėl to, kad ten nelabai buvo ką prisiminti, nors visos tos paskaitos labai brangiai kainavo. Kita vertus, aš manau dėl to, kad mano dėmesys buvo iš karto keliose vietose. Eismo situacija, nugirsti kažkokią frazę, vėl dėmesį patraukia tai, kas vyksta kelyje. Bet kartais būna, važiuodama į tolimą kažkokį regioną, besikartodama medžiagą, nes tuo išlipsiu iš automobilio, pradėsiu vesti seminarą, būna, kad aš tiesiog klausau kažkokį tai audio įrašą, bet tai būna medžiaga labai gerai pažįstama. Tiesiog 101 kartą, kad atsikartotų, kad prisiminčiau, kad būčiau toje energetikoje, tuomet, kai atvyksiu į vietą ir iš karto iš mašinos pulsiu ant scenos ir vėsiu seminarą. Taip kad manau, kad meditacija ir tas multitaskingas, kažkokių buitinių darbų darimas, jisai yra nesuderinamas. Kaip mano močiutė amžinatilsį sakydavo, vienu užpakaliu atsisėsti ant kelių kėdžių. Tai, nelabai fiziškai iš tikrųjų įmanoma. Tai va, už tai savo seminaruose, kuomet gaunu progą, visada kalbu, kad jeigu jūs negalite dalyvauti gyvai, suprantu, visada būna įrašas, bet nebūna tokių žmonių, kad neturi laiko, netgi nakčia arba anksti iš ryto. Jeigu mes norime, mes visą laiką randam laiko savo. Yra mano kolegių, kuris keliasi labai anksti iš ryto ir ramiai, kol vaikai miega, žiūri įrašą seminaro, konspektuoja, dirba. Arba vėlai vakare. Būna kolegių, kurios net naktį klauso, kadangi tuo metu nutyla telefonai ir tai yra laikas savo. Ir manau, kad tokiu būdu, kada mes aktyviai paimam žinias, konspektuojam, rašom dienoraštį, ką aš visada raginu daryti per tuos renginius, bet tokie klausimai, jie ir duoda ženklą. Duoda ženklę tokią naudą.
Tai vat apie tą tokį klausimą vairuojant, teoriškai jūs galite, jeigu man jūs nerūpėtumėte, aš sakyčiau, prašau, mano svetainė daliosseminarai.lt, per psichodemiją įrašiau didžiąją dalį savo webinarų, jūs galite klausyti visus metus, galite aplink žemės rutulį apskristi ir apvažiuoti, klausydami mano nesikartojančius seminarus, kurie vedami iš labai gilios profesinės kvalifikacijos. Taip susipažinsit su ta tema, taip galėsit šiek tiek sublizgėti erudiciją kokiam nors vakarėlį, bet jeigu tuo metu nerašysit dienoraščio ir nekonspektuosit ir netliksit užduočių, kas yra kiekvienam seminare, tai be abejo visi tie dalykai kaip tiesiog taip slinks ir praslinks pro jus. Tai va, tai čia buvo mano toks pasidalinimas apie pasaulių sanktus ir profanus, kad šitų erdvių negalima maišyti ir tuomet, kai vyksta tam tikras vidinis dvasinis darbas, dėl to jis yra toks ypatingas, tai yra susitikimas su savim, reikalingi tam tikri saugumo dalykai, mes turim būti saugius, jeigu apsiverksim arba staiga įkrisim į kažkokią galbūt ant praeities traumą arba gilų išgyvenimą, jeigu tuo metu yra aplinkui žmonės ir jūs ten, pavyzdžiui, klausot seminarą kur nors, nežinau, viešajam transporte, negalėsit pilnai atsipalaiduoti. Tai va, kitas dalykas dar, bet žmonės jau kitas punktas, žmonės nesupranta tų dalykų ir nepaiso netgi aprangos etiketo. Per pandemiją, kuomet prasidėjo tie visi webinarai, dažnai tekdavo matyti vaizdą, aš visą išsipuošus, su karoliais, raudonais karoliais. Visi namai kvepia, nesvarbu, kad jūs esate toli, tikrai sėdžiu ne tik su maikute ir su triusikais, kaip kad kartais žmonės dirbdavo darbę vesdami seminarus, viskas kvepia ir yra švaru lygiai taip pat, kaip jūs dalyvautumėte čia, vedu seminarą. Ir pavyzdžiui, įsijungia moteris kamerą, kur nors iš užsienio dažnai būna, sėdi susijaukus, susikuitus, kaip motina pagimdė, plaukai neplauti nežinau kiek savaičių, su gumyte ten surišti, ten maikė kaip iš šuns gerklės ištraukta, kelnės pižaminės, sėdi sukuistoj lovai, nežinau kiek laiko patalynė nekeista, šalia padėta skalbinių lyginimo lenta, ir visi buitiniai rakandai, ten kažkokie tai daiktai dėžėse. Sakysit, kad aš esu pedantė arba labai griežta, bet kolegės, jeigu jau šitaip dalyvaujat mano webinaruose, nedrįskit jungti kameros. Tai irgi rodo nepaisimą erdvių ir nepagarbą pačiai savo. Kažkada, kalbėdama su bičiulė, išgirdau tokį įdomų dalyką. Jis gyveno labai tokiam dideliam mieste, toli važinėdavo į darbą, labai sunkiai dirbo, pati išlaikė šeimą. Ir jinai laukdavo vakaro, kadangi vakare jau prieš užmiegant buvo jos trumpas laisvalaikis ir jinai skaitydavo Jogo Vivekanandos knygą. Ir jin tiesiog skaitydavo lovui savo miegamajam, bet jin sakydavo, aš pasikloju tą lovą baltai švariai, mano kambarys visas iškvėpintas, aš užsidedu ypatingus naktinius marškinius, vos ne kaip ten meilės kokiai nakčiai. Ir jinai tokio švario aplinkoje, gerai lovai, jinai skaito Vivekanandos knygą, nes tai yra pasimatymas su savo siela. Tai vat moteris darydavo ritualą tiesiog su švaria patalynė ir naktiniais marškiniais. Tiesiog padarydavo knygos skaitymą kaip sakralinį ritualą. Galima nusipirkti brangiausią seminarą, atsisėsti su neplautais plaukais, kaip motina pagimdė, įsikuisti į kažkokius ten skarmalus ir tą pačią sakralinę erdvę, kurią aš jums perteikiu, galima sugadinti savo laido gale. Tai vat lygiai taip pat, kaip nemandagu yra eiti į teatrą apsirengus džinsais arba kroksais. Pas mus galbūt jūsų neišmes iš teatro, kitose šalyse niekas jūsų net pro duris neįleis šitaip apsirengusius. Bet tiesiog, iš tikrųjų yra tam tikri etikos ir etiketo dėsniai. Studentai, kurie pas mane lanko Aurasomą, bet Irena tik ką pasakė, bijo ateiti pas mane gyvai į seminarą, jeigu būna apsirengę rudai, juodai, pilkai arba kokiom nekrofiliniam spalvom. Atsimenat, kaip lakstot po parduotuvės ir galvat, ką naujo nusipirkti naujam seminarui. Reikės važiuoti į Kauną.
Bet kokios jūs gražios atvažiuojat ir jeigu jūsų šitaip nespausti, tai niekada pasaulis to jūsų grožio, tų gražių papuošalų ir tiesiog viso to nepamatys. Už tai savo seminaruose, ar tai būtų gyvai, ar tai būtų online, aš reikalauju elementarios pagarbos. Nebūtinai man, jeigu jūs manęs nepažįstat, tiek to, kai sudalyvausit renginiuose, suprasit, kodėl aš taip griežtai kalbu. Bet grinai savo, galima pasidaryti šventę. Vat kad ir dabar, ar ne, stiklinė kažkokio gėrimo, vandenuko arba kavos, smilkalas, galbūt tiesiog konspektų sąsiuvinis, kai jūs galite ten užsirašyti savo mintis. Tai vat. Tai va, tokie dalykai. Dar tęsiu šitą baisę tiradą, kaltinimą visuomenį ir žmonijai. Šiaip aš buvau vaikystėje labai išauklėta mergaitė, kadangi buvau vienas vaikas šeimoje, daug buvo suaugusių, mano mama ir močiutė buvo labai griežti žmonės, estetės. Tai patikėkit, aš žinau etiketą nuo kūdikystės. 2 metų mane vesdavosi į restoraną ir žinodavo, į pasaką buvo toks vaikų restoranas arba kažkur keliaujantis suaugusių restoraną ir žinodavo, kad aš nepadarysiu gėdos. Aš neklyksiu vidury salės, aš nepulsiu isteriką, aš mokėjau nusirengti ir paduoti paltą rūbininkui ir žinodavau, kad jam reikia duoti pinigėlį arba atpinigių, mokėjau valdyti peilių, šakutę ir panašiai. Tai vat, įsivaizduokit, kaip aš jaučiuosi dabar, kuomet gaunu laiškus, elektroninius laiškus. Žmogus moka, matosi, naudoti elektroninį paštą ir, pavyzdžiui, aš gaunu laišką. Toks va tekstas. Po kiek pas tave reikia meistras? Nei labas, nei viso gero, nepažįstamas žmogus, ne klasės draugas, ne bičiulis, nėra prisistatymą. Dabar tiesiog aš turėjau peržengti per save, per eilę metų kiekviename laiške, registraciniam reklamos laiške aš rašau, kad aš neregistruoju anonimu. Jeigu jūs atsiųsit vien tik tai, sakysim, savo elektroninį paštą, kokį nors ten kosmoso lelyje arba ten kuku@gmail.com, aš jūsų neregistruosiu į seminarą, nes jūs registruojatės pas mane. Jūs žinot, kas aš esu, mano vardą, pavardę, mano biografinį ten gyvenimo kelią, žinot, kur aš gyvenu, kadangi ateinat fiziškai pas mane į namus. Ir jeigu žmogus šitaip su kažkokia internetinė klikūcha drįsta man rašyti laišką, mano seminarai yra ne anoniminių alkoholikų draugija, su visa pagarba AA organizacijai. Turbūt yra momentų, kuomet reikia išlaikyti anonimiškumą, bet aš kalbu ne apie savo seminarus. Jeigu žmogus jaučiasi, kad jis yra nematomas, yra toks psichologinis dėsnis, čia dabar pereinu prie socialinės psichologijos, yra toks dėsnis. Jeigu žmogus mano, kad jis yra nematomas, neapčiuopiamas ir nebus jokios atsakomybės, žmonės elgiasi labai chamiškai ir žiauriai. Apie tai, žinot, yra Stanfordo universiteto toks ir mokslinis darbas, ir baisus filmas, kuris vadinasi Eksperimentas, kai žmonės tiesiog pradeda piktnaudžiauti savo įgaliojimais, valdžia, pasidaro labai brutalų, žiaurus. Bet šitaip žmonės elgiasi, kuomet jie dalyvauja socialiniuose tinkluose inkognito. Tikriausiai pastebėjot kokia nors karšta tema, pastabų, žinutės. Jeigu jūs tą žmogų, kuris taip labai baisiai, ką nors ten parašė, sutiktumėt gyvai, tai būtų normalus žmogus, jisai su jumis kalbėtų ir akių nedraskytų, bet kada tas žmogus pasireiškia socialiniam tinkle po slapyvardžiu, jisai gali keiktis, jisai parodo jau pačias bjauriausias savo savybės, jisai gali tiesiog užsipulti žmogų. Tai vat, tas laiškas, po kiek pas tave reikia meistras, yra bet iš tokios erdvės. Ne tavo reikalas, kas rašo, po kiek pas tave reikia meistras, gal pas kitą pigiau, po kiek ponia bulvės turgui arba morkos. Ir tai, sakysim, pardavėjo turgui aš vaidinčiau ponia, po kiek pas juos, o čia žmogus ruošiasi pas mane mokytis kelis metus, reikia meistro ir klausia, po kiek pas tave meistras. Taip pat ir šituo momentu aš netrašau atsakymo, nes iš tikrųjų, jeigu parašyčiau tai, ką galvoju, tai parašyčiau, kad visų pirma išmok rašyti ir skaityti, sugrįžk į pradinę mokyklą, bet prisimink mandagumo taisyklės, mes kartu kiaulių neganėm.
su visa pagarba, bet kaip ir nepradedam tujinti vienas kito, dar niekada nesusitikę ir net nepabuvę bendram rate, bet ir elementariai, labą dieną, viso gero, pasirašymas, kas klausia, koordinatės. Tai va, už tai manau, kad daugeliu žmonių reikia ne psichologinių seminarų, bet tiesiog kurso apie etiką, etiketą, kaip elgtis tiesiog tokiose situacijose. Dar mane labai erzina, kuomet žmonės užduoda klausimus, net neperskaitę iki galo tai, ką aš rašau. Sakysim, vyksta koks nors nemokamas renginys, labai prabangus, tai yra mano dovana, aš gaištu savo laiką ir profesinę kvalifikaciją ir ne tik vilioju klientus, bet tikrai stengiuosi, kad per tą laiką žmonės sužinotų kažką naudingo. Ir tiesiog pakvietime registracijos laiške surašyta visa informacija, truputėlį žemiau kursorių nuleiskit, pamatysi tiesiog visas detalės, bet žmogus kaip atsidarė telefoną, jeigu pirmu bakstelėjimu neiššoko ta eilutė, kur ten parašyta, kas domina, iš karto nepažįstamas žmogus man rašo kokią nors žinutę su klausimu, tai kada prasidės seminaras arba tai kaip užsiregistruoti. Jeigu pirštų pabrauktum per ekraną, toliau būtų viskas detaliai parašyta, kaip registruotis arba kiek kainuoja. Įsivaizduokit, jeigu, pavyzdžiui, nemokamą seminarą registruojasi keli šimtai žmonių ir kas trečias man užduoda tokį klausimą. Tame aš matau intelektinę degradaciją skrolinant telefonus. Žmonės nebemoka skaityti, aš jau nebekalbu apie knygas. Jeigu žiūrint į telefoną, braukant, neiššoka paveiksliukai, dzidziukai, kurie šoka, dainuoja ir patraukia dėmesį kaip kokio kūdikio arba silpnapročio, perskaityti informaciją dažniausiai nebeužtenka valios visiškai pastangų. Tai ir netgi, sakysim, registruojantis į šitą seminarą, aš irgi lygiai tą patį parašiau, kad registruojantis nurodykit vardą, pavardę, elektroninį adresą, anonimų neregistruoju, registracijos laiške parašiau nurodykit savo, ten, sakysim, specifines temas, kurias norit aptarti, bet taip pat žmonės pradėjo rašyti laiškus. Tai va, manau, kad tai yra nemandagu, aš asmeniškai taip nedarau, net jeigu perku kažkokią prekę internete, įsigilini, perskaitai visą, kas yra ten ir jeigu jau nerandi, tada jau trukdai ten pardavėją arba paslaugų tiekėją. Dar, man atrodo, labai nemandagu toks jau čia chamizmas ir nachališkumas, kai, sakysim, vedu kokį nors nemokamą seminarą ir, pavyzdžiui, moteris žino, kad ten tuo metu negalės dalyvauti. Nemokamas seminaras, tai pasirink, jeigu tau tai yra svarbu, tai tu dalyvauji. Ir žmogus nemokės pinigų, nedalyvaus ir manęs klausia, ar bus įrašas, aš noriu gauti įrašą. Tai čia jau yra rimtas mano darbas, įrašo siuntimas, nuorodos. Visada žmonės gauna nuorodas, kurie dalyvauja mokamuose renginiuose ir nemokamuose irgi gauna. Bet kada žmogus neinvestavęs jokios savo energijos, dar drįsta iš manęs reikalauti tokių dalykų, iš tikrųjų aš viduje labai pykstu. Dabartinėme pasaulyje vyksta labai agresyvios reklamos. Tai prasidėjo nuo Amerikos ir dabar atkeliauja į vakarus. Ir pas mus dabar yra tas pats. Visokiausi kursai, seminarai, kaip prastumti save į pirmas eilutes, ten socialinių tinklų arba bet kokio interneto, bet kokios medijos. Ir tiesiog aš matau, kaip kolegos tiesiog daro tą patį, kaip tiesiog dėl bet kokio renginuko reikia filmuoti, reiškia, kad žmogui būtų paveiksliukai, šokiai, dainos, estrada. Paprasto pakvietimo ir teksto nebeužtenka. Jeigu nusifotografuotum, kuo labiau apsinuoginta, galbūt tada patrauktum labiau dėmesio. Ir kolegos lenktyniauja, sakysim, kas bando paimti grožių, kas kažkokiom tai skambančiom antraštėm, kas dar kažkokiais tai dalykais. Aš irgi dalyvauju visame tame, nes tai yra mano ne tik profesija, mylimas darbas, bet ir pragyvenimo šaltinis. Bet
bet tiesą sakant, kuomet reikia stovėti su kamera ir filmuoti kiekvieną savo atodūsį, stengiuosi apsaugoti visatą nuo nesąmonių. Štai čia mano kavytė, o tokia daina šiandien mano mašinai skamba nuo pat ryto. Manau, kad jeigu neturi ką pasakyti, tai užsikimšk ir nešiukšlink eterio. Bet kartais į pasaulį paleidžiu rimtus dalykus. Manau, kad yra svarbu išgydyti vaikystės traumas arba išmokti šį bei tą. Vat, taip kad iš tikrųjų tie visi reklaminiai dalykai kartais paima žymiai per daug laiko. Taip, nemokami renginiai, suma sumarum tai yra tuščios pastangos ir perlų barstymas, žinote, patarlė turi pratesimą pagal reklamos, visą teoriją ir marketingą. Jeigu žmogui pasiūlyti kažką tai su nuolaida arba už dyką, kažkas iš klientų turėtų iškipti, šitaip yra parduodamos prekės ir tame tarpe ir visokie renginiai ir paslaugos ir dvasiniai seminarai. Kiek kalbam su rimtais kolegom, iš tikrųjų profesionalais, tie dalykai tik tai suvalgo mūsų laiką. Yra toks psichologinis dėsnis, bet kolegė čia kaip tik kalbėjo gal apie vienuolės ir aukoti kiek negaila. Aš suprantu vienuolyno situaciją. Vienuolyną išlaiko konfesija. Vienuolės gyvena be socialinės personos, iš tikrųjų jos gyvena labai minimalistiškai, asketiškai, toks yra dvasinis kelias ir tie papildomi pinigėliai iš interesantų, lankytojų, manau, kad tiesiog prisideda prie vienuolyno gerovės, bet jom nereikia išlaikyti šeimos, jom nereikia pačiom ten, sakysim, mokėti už kažkokias tai ten komunalinės paslaugas ir ten visokį profesinį tobulėjimą. O profesiniam pasaulyje yra tokia taisyklė, profesionalas pats sako kainą. Yra labai neprofesionalu mykti, visaip ten išsisukinėti, kiek negaila. Ne klientas turi sukti galvą, kiek kainuoja mūsų pastangos, bet profesionalas turi tiksliai pasakyti kainą. Ir jeigu žmogus nieko neinvestavo į tam tikrą renginį, pavyzdžiui, tai yra nemokamas renginys, aš kažką duodu, tas žmogus kažką ima. Ir tarp mūsų jau yra disbalansas. Tas, kuris paėmė ir negali atiduoti kažko mainais, ne tą patį, galbūt ką nors kitą, tas žmogus jaučiasi kaltas. Ir vat čia yra ilga labai visa psichologinė teorija, sisteminė šeimos terapija. Visos sistemos šitaip veikia, jeigu kažkas kažką gavo, bet nepasidalino mainais, tiesiog tie santykiai jie linkia nutrūkti. Štai vat jeigu yra žmonės, kurie dalyvauja tik nemokamuose seminaruose, iš mano auditorijos yra daug tokių žmonių, kurie dalyvauja visuose mano nemokamuose seminaruose, bet kada prasideda gilesnis lygis, jau kiek galima trypčioti prie durų, reikia įeiti pro tas duris, kai prasideda truputį gilesnis lygis, jų mokamam seminare, net jeigu tai kainuoja simboliškai, nėra. Tai vat aš galvoju, tai sukuria tą tokį kaltės jausmą, kad tai pripuolus būna smagu palaižyti, bet kita vertus, jeigu tu neinvestuoji į save, tu niekada nepasieksi kažkokio tai atitinkamo lygmens. Dar mane labai erzina, kada žmonės, kurie labai retai pas mane lankosi ir drįsta klausti, ką vedat naujo. Aš vedu labai platų ciklą seminarų, kaip Šeherazada, gali kalbėti kelis metus, neužsidarydama, gali pasakoti vis kitą pasaką kiekvieną naktį, galėčiau vesti, 3 seminarus į savaitę, skirtingus, profesionalius, tiesiog ne iš channelingo kažkokius tai paimtus ir jie nesikartotų visus metus. Įsivaizduokit, kiek aš darbo į tai įdedu, originalumo ir kūrybinių pastangų. Ir štai žmogus, su kuriuo mes nesimatėm keletą metų, kuris galbūt dalyvavo keliose paskaitėlėse, klausia, o ką vedat naujo? Tai norėčiau paklausti, o ką žinot seno? Čia lygiai taip pat kaip yra kažkokios spalvos pasaulyje, kaip archetipai ir staiga tu klausi, kodėl nėra naujų spalvų. Aš aišku senų irgi nepažįstu, bet aš noriu kažko tai naujo. Tai va, dar susiduriu su situacija, kuomet vedu webinarus, yra žmonės, kurie sako, aš nenoriu dalyvauti webinare, iš tikrųjų po to reiškia, man trūksta asmeninio dėmesio. Kada bus renginys gyvas? Prašau tau, žmogau, gyvas renginys, tada ir tada atvažiuok. Tada žmogus sako, ne, negaliu, troleibusas nevažiuoja iki mano namų po 11, o kada bus webinaras?
Tai manau, kad per psichodemiją žmonės labai aptingo, labai apsileido, vis ir toliau nešioja ten kažkokias tai tapkės, sportbačius arba ten sportinį kostiumą visom progom, tiesiog išmoko gyventi be elementarių tokių vat etiketo dalykų. Ir žmogus tingi užpakalį pajudinti iš namų, kai kam būna labai didelė kliūtis iš kito miesto galo atvažiuoti į seminarą. Jau nekalbu iš kažkokio tai kito miestelio. Man tai yra labai keista, nes aš pati esu supratus, nesvarbu, ar aš galiu paeiti ar ne. Yra buvę daug atvejų gyvenime, kada sėdu į savo invalido vežimėlį ir aš važiuoju į kokią nors ten tolimą šalį, nežinau, kas bus, kai mane iškels iš lėktuvo, bet aš tikrai rasiu kelią, nes man būtinai reikia prisikapstyti prie Kuramos kalno arba, sakysim, ten pas kažkokį mokytoją nuvažiuoti. Tai vat, kolegos, taip, kad visi tie dalykai labai mane žeidžia, piktina, norėjau visą tai išsakyti, galbūt sutaupysiu laiką burną aušindama atskiriem žmonėms, studentam, vat ir noriu paklausti, ar tai, ką aš pasakiau, bet kaip, ar tai rezonuoja su jūsų kažkokiom temom. Atleiskit, kalbėjau ilgiau, bet įvardinau visą sąrašą. Dar tiesa apie tuos žmonės, kurie užsirašo ir neteina, grįžtant prie grožio salonų. Aš manau, kad tai, ką mes darom, yra, nenoriu įžeisti kolegų, bet yra turbūt truputėlį rimčiau negu padaryti šukuoseną plaukam. Arba manikiūrą, nors tai irgi be galo svarbu. Jeigu kokia nors dama užsirašo į manikiūrą ir neteina, jeigu meistrė gerbė save, jinai paima iš tos damos pinigus už neteitą laiką ir už kitą seansą prašo užmokėti iš anksto. Jinai nori būti garantuota, bet kaip Violeta kalbėjo, kad jeigu žmogus neteis, tai galės užsimokėti už nuomą ir elektrą. Jeigu dama keletą kartų šitaip pasielgia, jinai gali pabučiuoti to salono duris, ten daugiau jos niekada nebeįsileis. Ar tai būtų grožio procedūros, ar manikiūras, ar ten pedikiūras, ar plaukų kažkokie dalykai. Mes to neleidžiam savo daryti su meistre. Kaip šitaip galima elgtis su žmonėmis, pas ką jūs kreipiatės dvasinės pagalbos, tiesiog kuriem jūs patikit galbūt ten sudėtingiausią situaciją savo gyvenime, kuomet mes jau kalbam apie sielos ir ten giminės visokius reikalus. Kaip galima spjauti į šaltinį, iš kurio tu to jaus gersi? Tai va šito dalyko aš niekaip nesuprantu ir apie apmokėjimą. Seminarų vedimas, darbas, kurį dirbu, tai ne hobi. Tai yra labai aukštos kvalifikacijos profesija, kurią aš užsidirbau savo jėgom per daugybę dešimtmečių. Ir renginius aš vedu ne dėl to, kad esu nuobodžiaujanti namų šeimininkė, bet tiesiog aš matau prasmę dalinti su pasauliu tam tikrais dalykais ir labai tikiuosi, kad tai geruoju kažkaip tai pasireikš jūsų gyvenime. Taip, kad tai yra mano darbas, ne laisvalaikio kažkoks tai dalykas ir aš iš to darbo gyvenu. Jeigu kažkoks pilietis dirbantis mechaninį darbą su kastais dantim ten nuo 9 iki 5 laikų negautų atlyginimo, turbūt taip pat išdraskytų viršininkui akis ir praneštų apie savo visas teises, bet kada pilietis va šitaip elgiasi su žmonėm, kurie, galbūt iš karto sutarčių po nosim nepakiša, kur galioja tiesiog susitarimo, laisvo žodžio teisė, aš va dėl to ir galvoju, kaip žmonės šitaip elgiasi savo gyvenime ir kaip šitaip gali elgtis su kitų žmonių darbu. Tai vat mano grožio specialistas žino, kad aš galiu vėluoti 5 ir 10 minučių, nes einu ten dažnai, bet jeigu aš neteinu, tai vienintelė priežastis, aš esu mirusi. Arba man lūžus koja. Vieną kartą tai buvo, pakeliui važiuodama į saloną patekau į avariją, užsimušiau ir tą kartą net nespėjau įspėti, vėliau įspėjau, bet tą kartą aš neatėjau į saloną. O daugiau, ar nežinau, akmenim lyja, ar tu sergi ar nesergi. Žmogus iš to gyvena, tai arba pranešk iš anksto, arba jau malonėk tiesiog įsipareigoti. Tai va, dabar jau tiesiog perleidžiu mikrofoną jums, išsakiau visą, ką norėjau. Kas, kolegės, norėtumėt atgalinį ryšį?
O čia jau dalužė, kaip sakoma, tiesiai į matosi. Aha. Matosi, girdisi, ar ne? Labai skaudi tema iš tikrųjų ir čia, man atrodo, eina dėl to, kad yra vat būtent tas internetinis, tas toksai skrolinimas ir va tie tokie video filmai brutalūs su visokiais keiksmažodžiais ir va tas vat dėmesio nesukaupimas, nebuvimas čia ir dabar, va tiesiog va tai neini, užkliuvai, čia yra pasaulinė problema ir čia vat mes su Patu vakar ryte labai fainai diskutavom ir aš manau, kad reikėtų naujų paskaitų šią temą ir vien dėl to, kad žmonės pamiršo, realiai pamiršo, kas yra gražu, kas yra negražu gyvame pasaulyje, gyvame bendravime, nes gražus filmukai 3 minutės ar 2 ir ten kokie gražų žodžiai, tai yra viena dalis, o kada mes susiduriam su situacija gyvai bendraujant, va tas skubėjimas ir iškelia tai, kad nebelieka laiko pasisveikinti ir pasakyti viso gero arba ačiū. Aš manau, kad čia yra visuomenės artėjanti problema. Nes, pavyzdžiui, va dabar aš Lietuvoje, ar ne, tai žmonės iš tikrųjų, be šypsenų, be Airijoje, tai visi labas, viso gero, atsiprašau, mes kai atvažiavom į Airiją 23 metai atgal, stovi vyrukai tokie paaugę paaugliai, ten jų kokie 4-5 vidury gatvės užėmė visą praėjimą ir eini, jau būtų šičia kažkaip jau galvotum, o ten jie visi pasitraukia, pasako atsiprašau ir tu praeini ir jie toliau kalba, nors aišku, ten aprangos yra žymiai paprastesnės negu pas mus, ten treningai, belekokiai, belekaip, ta prasme, nežinai, kas ten toj gatvėje stovi. Tai va tas va žmonių dėmesys vienas kitam, parduotuvėse, gatvėse, labą dieną, viso gero, kaip laikaisi, nepažįstami žmonės, jie šitai bendrauja, tai yra normalu. Pas mus to trūksta tikrai. Tai vat viena tema, ką norėjau pakelti, kad tai realiai reikia pradėti daryti paskaitas apie tai ir sugrąžinti žmonės prie paprastos, normalios kultūros, nes žmonės pamiršo, kaip anksčiau būdavo, mes mokyklose mokindavomės, mes eidavom kaime, tai šaukdavai iš tolo labą dieną, labas rytas praeinančiam žmogui, nes nepasisveikinti yra nekultūringa, negražu ir taip toliau. Dabar eini kaime, praeina žmogus koksai nors, jeigu pasakai labą dieną, tai pasižiūri tokiom akim ir galvoji, ar, ta prasme. Tai va, tokie dalykai. Ir kažką dar labai norėjau, sugalvojau, buvau pasakyti ir iškrito, neužsirašiau. Bet esmė tame, kad aš manau, kad tai yra labai gili problema. Dabar, kas liečia va tą klausimą važiuojant, ar kažką tai darant, ar dar kažką tai, čia priklauso nuo lygio, kokiame lygyje tu nori išmokti. 100% sutinku, multitasking darbai neveikia. 100%. Pati auginau vaikus, viena, reikėjo rūpintis viskuom, reikėjo daryti ir tą, ir tą, ir tą, ir darydavau, ir tuos seminarus klausydavausi prabėgom, bet tik tai todėl klausydavau prabėgom, kad tada dar to supratimo neturėjau, kad, palauk, reikia atsisėsti ir klausyti.
Bet Ir Violeta, aš įsiterpsiu, kitos galimybės turbūt nebuvo. Tiesiog arba taip klausysi, arba jau klausysi naktį, kai liko miegoti tik tai kelios valandos. Tai čia galėjo būti, bet kaip aš sakau, būna tam tikri gyvenimo laikotarpiai, kai tiesiog mes nenorim prarasti sielos, nu ir vis tiek kažkaip laikom įsikibę į tuos seminarus, į dvasingumą, tiesiog, kad laikytumėm tą vat ranką ant to pulso tokio. Dalužė, iš vienos pusės taip, bet iš kitos pusės vis tiek tai neveikia. Taip, tu sužinai, aha, tai yra apie tai, man tai įdomu, aš rytinis žmogus, aš keliuosi anksti. Ir kada mano jau sąmoningumas daėjo iki tokio lygio, kad man tai įdomu ir man šito reikia, tada keliesi ryte, rašai rytinius puslapius, klausaisi seminaro, išsivedinėjai, nes gylio kitaip nebus. Nu, jūs stebuklų nebūna pasaulyje. Nebūna. Tai, bet va taip, praklausyti ten apie ką, viską, ten važiuojant mašinoj, viskas tvarkoj. Bet jeigu mes norim gylio, mes turim dirbti. Kitaip neveikia. Ir, pavyzdžiui, vėl pakalbėsiu apie Tarą Swart. Jinai būtent irgi kalba apie šitą, kad būti momente čia ir dabar. Tai žinokit, sakykime, rytinė praktika, nes, aš rytinis žmogus, kažkas naktį klauso. Rytinė, sakykime, 15 minučių, pusę valandos sukoncentruoto darbo užtenka pilnai, sakykime, jeigu mes kažkaip tai klausom, praklausom, čia rytoj, čia šiandien, sakykime, 2-3 valandų tokį darbą galima padaryti per tą 15 minučių, per pusę valandos. Čia aš kalbu iš savo praktikos ir ne tik tai iš mano vienos praktikos, nes aš tai mokiausi iš mokytojų, iš kurių aš mokinuosi. Ir čia jau yra faktas. Čia yra faktas. Ir jeigu, pavyzdžiui, net ir tą fizinį darbą, apie kotletus kalbėjai, ar ne, jeigu mes, sakykime, kepam kotletus ir žiūrim receptą ir darom pagal receptą ir kepam tos kotletus, ir jeigu mes nebūsim susikoncentravę, mes neįdėsim 1-2 ingredientų ir to skonio nebebus. Ir nebus meilės, nes kotletai būna skanus dėl mamos energijos. Būtent. Būtent. Tai tokie dalykai, o kas liečia ten tuos mokėjimus, tai aš manau, kad visą laiką buvo ir bus tokių dalykų. Ir vėlgi tai energijos pasikeitimai, bet reikia būti griežtai. Dabar dar mano draugės dukra gyvena Londone ir jinai jogą lanko salėj. Aišku, Londonas tai yra milijoninis miestas, atstumai ir visa kita. Jeigu tu neperspėji, aš dabar bijau pameluoti, ar 12 valandų prieš, kad tu neateini, sekantį kartą tu sumoki už tą praleistą pamoką 2. Tai yra ta motyvacija. Nes psichoterapijoje yra tokia taisyklė, jeigu klientas neateina į sesiją, į seansą, sumoka už seansą ir kitą kartą, ta prasme, kad, bet čia tai čia labai disciplinuojantis dalykas. 2, nes ten, sakau, atstumai tu labai greitai gali savo pasakyti, ai, toli važiuoti, čia daug žmonių, čia gal aš šiandieną praleisiu, ateisiu kitą kartą. Ne. Tai vėlgi ta motyvacija, kad tu turi už praleistą pamoką sumokėti 2, labai motyvuoja žmonės nepraleisti. Tai yra labai didelis pliusas ir klientui, aišku, ir mokytojui irgi, o kodėlgi ne. Bet klientui, kuris ateina, tai yra labai didelė motyvacija, kad nepraleisti, nes labai lengva pasakyti, ai, šiandien tingiu, rytoj ateisiu. Tai tokie dalykai, su kuriais norėjau pasidalinti. Ir aš manau, kad Daluže tavo tema nauja turbūt būtų vesti etiketo pamokas. O kodėl ne? Nuo sąmonės aukštumų prieš aukšto laikymo, ar ne, arba kad megztinis, su kuriuo einate į darbą, neturi būti išsipašęs, ar darbinė aprangoj neturi matyti speneliai, arba kai su džinsais darbe atsitupėt, stringai neturi išlysta.
Nu, panašiai jau turi apie spintų tvarkymą. Jo. Bet iš tikrųjų aš manau, kad čia yra žymiai gilesnė tema, vat šitas etiketas, kultūringumas, suvokimas, supratingumas, vertinimas kito žmogaus darbo, tai yra vėlgi savo darbo taip pat. Aš manau, kad čia labai plati tema ir jinai iš tikrųjų reikalinga, nes tiesiog žmonės neįsigilina į tokius dalykus. Dar vienas toks momentas apie tą greitį, sakykime, ir kada būni čia ir dabar. Social media, tos reklamos, per 3 minutės padarysi veido jogą ir būsi gražus ir laimingas ten. Ir aš visą laiką klausydavau, aš irgi jau buvau kažkaip tai užsikabinus į tą ir tokias keletą kartų tas reklamas dariau, kad 5 minutės ryte būsi graži ir tau nieko daryti nereikės. Ir pati savo prieštarauju. Aš tai darau, aš pasakoju ir pati savo prieštarauju, kad be darbo nebus per 3 minutės nieko. Taip, kada jau tu žinai viską, kada jau tu turi tą įgūdį, tai taip užtenka tų 3 minučių. Bet esmė tame greito efekto nebūna. Nu nebūna, nes mes turim tas ląsteles savo kūno ir jos yra gyvos. Čia nėra taip, kad mašinos ratą nuėmė, uždėjai kitą ir važiuoji. Taip nebūna. Tai vėlgi čia iš to paties tokio žmonių žiūrėjimo ir klausimo socialiniuose tinkluose, kad viskas galima greitai, paprastai, paprastai, blum, parašiau, paspaudžiau, išsiunčiau ir net nepagalvoju, kas tai yra, ką man tai duoda, ką tam žmogui duoda. Tas sustojimo momentas, tas pauzės momentas, kurio mums labai trūksta šiuo metu. Išbūti tą pauzę, iš truputėlį susijungti su savim, pajausti, ką mes darom. Nu, čia yra atskira mokykla. Ta prasme, tai yra praktikos, per kurias mes prie ten einam, kad pajausti, pabūti su. Nu, tai žinai, tu kalbi. Aha, tu kalbi ir man kažkaip labai giliai tos mintis apie pagarbą kito žmogaus darbui, pagarbą savo darbui, turbūt kaip mes žiūrim į savo veiklą, tuos dalykus mes projektuojam ir į kito žmogaus veiklą. Aš galvoju, kad tuos etiketo dalykus mes turbūt kažkaip tai pratęsim mūsų grupiai Egipte. Galėtų būti labai įdomu ir aš nebejoju, kad tai gali būti labai greitas būdas susidraugauti su visiškai kitos kultūros, visai kitos šalies žmonėm, tas pagarba. Tiesiog dėkingumas už elementarų dalyką, žinai, už tą arbatos puoduką, už tą darbą, kurį daro, žinai, už kažkokį tai. Jo, nes tai iš karto atveria duris. Labai labai įdomi tema. Ir dar viena tokia labai įdomi tema, kur irgi perkalbėsim, tas pirmo kąsnio pajautimas. Aš taip pavadinau ir, pavyzdžiui, mes ragaunam kažkokį tai maistą ir atkreipiam dėmesį į tą pirmąjį kąsnį ir ką jisai mums duoda. Čia yra pats pagrindinis mūsų wow efektas. Tai lygiai taip pat ir čia mes išeinam, sakykime, į gatvę ir tas pirmas mūsų išėjimas, tas žingsnis, sakykime, ryte ir ką mes pamatom tuo pirmuoju žvilgsniu lauke ir kada pamatai tą rytą tokį, koks jisai yra, tik tai šis rytas, vėl mes sukeliam savyje tą gerąją emociją. Ir lygiai taip pat mūsų internete, kada mes besimokindami pagauti tą pirmąjį momentą, sakykime, pamatom kažką tai ir mes norim parašyti žmogui e-mailą ar ten žinutę kažkokią, tai vėlgi tas pamatymas tos žinutės iš ekrano
bet ką jinai mums davė. Sakykime, mano seminaras, ar ne, vidų veido joga, ar ne, ir ką aš tame pamačiau, kodėl aš noriu parašyti tą žinutę. Tai va tokie momentai, mes juos turim mokintis, mes jų neturėjom, mūsų niekas nemokino, mes juos turim mokintis. Ir tai išmokti nėra paprasta ir nėra sunku, žiūrint, kaip mes į tai pasižiūrėsim, bet tai duoda labai daug. Ir va tame pirmame momente, kada mes parašom žmogui žinutę, mes negalim parašyti, ei, klausyk, tai po kiek pas tave tenais tas ar anas. Neišeina jau. Bet čia eina viskas žymiai plačiau, tai yra ir į parduotuvę nueiti, ir kaimynę susitikti, ir visame kame duoda visai kitą žmogaus būseną savo pačiam. Ir tą vertinimą tos dienos, tos akimirkos ir nu tai, išsikalbėjau. Puiku, labai dėkui. Merginos, gal dar turit kokių minčių? Inga, Irena, tiesiog tai, kas susiję su etikos dalykais. Aš tai turbūt gal klausydama visgi Oi, atsiprašau, čia kamera. Aha, gali įsijungti. Ja. Iš tikrųjų, tai man kyla klausimas, toks ne klausimas, gal mintis atėjo, kad labai turbūt skirtingo lygmens žmonės pas jūs ateina, arba į dvasinius turbūt mokymus, ir pas jūs, aišku. Ir kaip sako, susitinka turbūt ir pirmokas, ir penktokas, ir aštuntokas, ir dvyliktokas. Ir tada gaunasi, kad labai šaunu, kai žiūrėti į jūs, ir turbūt užtenka vien žiūrėti į jūs ir matyti, ir nori, nenori, gimsta noras spalvų jau vien. Bet reikia turbūt tam užaugti. Ir aš pati, pavyzdžiui, iš tikrųjų priimu žmonės arba autoritetingus žmonės per jų elgseną. Ta prasme, man labai žavu, kai sutampa žodžiai su jų pačių gyvenimo būdu. Tai yra turbūt wow ir patys didžiausi mokytojai, ir kitą kartą gali galbūt ne kalbėti žodžiais, bet pamatai judesius arba jų darbus ir tada eik ir daryk ir mokykis ir imk. Bet aš galvoju, kaip ir ne visiems turbūt žmonėms, smagu, kaip pas jūs ten buvo močiutė, gal mama, jūs augo toje aplinkoje, kur tas etiketas buvo. Yra ir tokių, kurie, tikrai daug žmonių tokių, bet yra ir tokių, kurie turbūt visą gyvenimą užaugo, jie nežino, kas yra pagarba tėvams, kas yra pagarba vaikams, kas pagarba galų gale kaimynui arba dar kas nors. Ir tada... Jau čia labai lietuviškas archetipas, aha. Ja, bet būtent tas žodis ir pagarba, ir gerbti kitą žmogų. Bet jeigu jis nemoka, jis nugyvena ten, nežinau, tiek 18 metų, 20 metų, gal net ir 30 metų, ir savo aplinkoje nieko neturėjęs. Ir kažkur viduje jam ten siela pradeda šaukti, okei, gal jau laikas kažką tai keisti tavo gyvenime. Ir jisai ateina pas jūs, gal kitą kartą jungiasi, jis net nežino, kad taip galima elgtis. Jis gal net nežino, kad reikia pasisveikinti, gal reikia. Nes aš tikrai tokių žmonių pažįstu ir ta prasme, išžiūriu maždaug, aš irgi lygiai taip pat sakau, okei, gal šitaip. O kodėl? Aš taip niekada ne... O iš kur? Ir tada turbūt kyla klausimas, ar auginti ir kaip juos auginti. Ir aš pagalvojau, čia vaiko labai turėjom pradinės klasės mokytoją, labai šaunę, kada klasė tikrai vaikai buvo labai skirtingi. Ir jinai buvo labai griežta mokytoja, labai autoritetinga, tai to pasakė, mano valdymas autoritarinis bus ir ne kitoks. Bet jinai turėjo tokią meilę ir tą mylė kaip dušė, kries kaip grūšė, iš tikrųjų davė labai didelius vaistus. Tai turbūt nežinau, arba kažkaip tose seminaruose tada reikia arba jau įvardinti, kokio lygmens žmonės turėtų ateiti pas jūs, arba tada jau tik tai didelės kantrybės ir meilės dėka juos pabandyti užauginti. Tai tiek. Ačiū, Inga, labai iš tikrųjų prasmingos mintis, labai dėkui. Manau, kad tiesiog surezonavo su mum, iš to, ką pati sakėt, kažkaip tai aš galvoju, čia turbūt ta tokia ir mūsų Lietuvos visa būsena gali būti. Pilnai sutinku, pritariu.
Dėkui. Artėja 8. Dar gal merginos kažką norėtumėt pasakyti, Irena, galbūt kažką. Aš dabar va taip sėdžiu, klausau jūsų ir savęs ir galvoju, labai gaila, kad nesudalyvavo dar keli žmonės, kurie tikrai turėjo ką pasakyti. Aš galbūt, kaip manau, gal nepažįstu etikos kažkokių tai dalykų, bet, sakysim, buvo žmonės, kurie parašė laiškus, atsiliepė ir planavo labai įdomiai pasidalinti apie tai, kaip kartais atrodo reklamos, dvasinių mokytojų, sakysim, kažkokios tai reklamos iš studento arba kliento pozicijų. Bet viena bičiulė, tiesiog perskaitysiu, manau, kad čia yra labai, labai vertingas toks dalykas ir labai gaila, kad to požiūrio šitam seminarė niekas neatstovavė. Tai aš tiesiog perskaitysiu laiško, kurį gavau fragmentą. Miela Dalia, labai džiaugiuosi šią jūsų iniciatyvą, nuoširdžiai palaikau, nesu profesionalė, tik vartotoja psichologijos srityje, bet ir kaip vartotoja esu sunerimusi dėl išvardintų dalykų. Nekartą teko susidurti su nesusipratimais ir nepatogumu, kai kolegomis seminare tampa visiškai nesusipratėliai, ko jie čia ir ką jie čia veikia. Kartais tarsi papirktis ir galiai pilantis į pokalbius kilti kažkokias iš piršto laužtas pagyras arba puolantis su isteriškais kaltinimais ir dėmesio savo poreikiais. Stebėjausi, kad tai nestabdoma. Iš kitos pusės labai daug tų nušvitusių mokytojų, kurie save skambiais ditirambais pristato, o išvis neturi nieko ką pasakyti, išskyrus savo asmeninę istoriją herojiškai pristatyti. Žmonės turintys patirties greit supranta apgaulę, tuščią reklamą, tačiau daroma labai bloga reklama rimtai psichologijai kaip mokslui, kuris nušviečiamas buitiškai kaip kambario grindajuosti. Manau, iš to toliau plaukia nepagarba, kaip sakoma, šaukštas deguto statinę medaus sugadina. Tai tiesiog labai norėjau, kad šitam seminare sudalyvautų žmonės, kurie kaip vartotojai iš anos ekrano pusės galbūt irgi turi ką pasakyti, bet šiandieną daugiau mūsų susitikimas, kaip ir apie ką kitą, bet galbūt bus ir kita dalis, jeigu atrodo, kad tai yra aktualios temas. Neužilgo tiesiog stabdysiu visą įrašą, nebent dar kažką tai norėsit pasakyti. Ir kartu kreipiuosi į žmonės, kurie žiūrės šį įrašą. Jeigu tos temos jūs užkabino ir pasirodė svarbios, parašykit savo aktualijas. Galbūt tai bus pretekstas sušaukti kitą susitikimą. Galbūt jame patys norėsit dalyvauti. Galbūt tai bus įkvėpimas, paskatinimas kažkokiam kitam veiksmui. Bet kaip, pavyzdžiui, Violeta sako, galbūt pribrendo poreikis tiesiog kalbėti apie tai, nežinau, mandagiai juoko forma, kažkokia satyros forma, galbūt tai yra svarbu. Tai galbūt jūs susidurėt visai su kitokiais iššūkiais ir išbandymais, tiesiog tada jau parašykit man asmeninį laišką, elektroniniu paštu arba tiesiog kaip Facebooko žinutę. Galbūt tai yra tik tai mūsų tokios diskusijos pradžia. Tai Irena, gal dar kažką norėtumėt pasakyti, gal kažkas iškilo? Man tai kyla ta mintis, kad svarbiausia, kad į šitos pokalbius įsijungtų kuo daugiau naujų žmonių. Jeigu mes tos pačios vis ateisim, dėl to rezultato nebus, nes mums mažai bereikia ten susirasti aguonos grūdelius. Nes kai bažnyčiai paklausai, kaip kunigas auklėja tas pačias bobutes, o pači ten jų vaikai ar anūkai, tai tiesiog visai nebeįdomu pasidaro. Tai va ir čia tas pats. Labai gili mintis, jo. Išsigrynint iki to grynumo tokio, aišku, norisi, bet tik apsisukė. Gerai, viskas gerai. Ačiū, labai ačiū. Kągi, merginos,
Merginos, labai dėkui. Dabar aš stabdau įrašą, dėkoju visiems mūsų žiūrovam, lauksim jūsų atsiliepimų mandagioj formai. Prašom rašyti viską, bet mandagioj formai. Su geriausiais linkėjimais. Aš jums labai greit